Na ir štai dar vienas siuntinukas mano E30 ir tik atvėriau dėžutę pažiūrėti, kas čia iš tikrųjų yra. O tai yra kuro slėgių reguliatorius. Tiesą sakant, aš nesu pats geriausias specialistas šituose reguliatoriuose, tuo labiau filmuose ir panašiai. Bet jisai yra pagamintas Australijoje berods. Na bent jau čia taip rašo ir žodžiu, čia kažkokia firma, tai galbūt jisai neblogas visai yra. Smitame, kodėl man jau reikia, nes tas pas mane 30 variklis yra kaip perdarytas. Sudėti prūkštukai ten nuo 3,5 gal, jeigu neklystu, turbūt meluoju. Žodžiu, kiti prūkštukai sudėti vis ten daug visokių dalykų pakeisti tam variklyje ir reikia, kad didesnį slėgį paliktų, žodžiu, sukeltų negu originalus tas kuro slėgio reguliatorius. Taigi reikia dėti arba kokį nors aftermarketinį kuro slėgio reguliatorių, arba ten būna Forcieruose, ten tiksliau buvo, kur galima pakeisti ten tą slėgį, bet aš ten nelabai radau ir šiaip galvų nesismulkinsiu. Tai va, pasiėmiau šitą aftermarketinį. Dar čia reikės antgalius, spėju pasidaryti. Na, bet tikiuosi nebus per daug čia keiblumų juos padaryti, kad pajungtų viską čia normaliai. Štai čia atvesinimas. Štai ir turime pilną komplektą kuro slėgio reguliatoriais, visais angaliais pagaliau. Teko pirkti atskirai angalius. Šitą matuoklį slėgio. Čia reiks mesti tarpinukas, reiks pasinešti darbą ir nusipirkti tokias, kokių reikia. Na ir šitas daiktas bus paruoštas instaliacijai, kuri dar tikrai negreitai nusimato.